Tai sveikos mielosios dar kartą, sveikinuosi jau su prisijungusiomis ir taip pat sveikinuosi su visomis, kurios žiūrės įrašą. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų įsiregistravo ir man labai gera dalintis būtent šitą masterclassą, kuri labai gražiai taip susiderina su kalendorinių metų uždarymu, ne, ir kažkokia tai visiems ta kolektyvinė nauja pradžia. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalinti savo žiniomis, praktikomis, nes aš žinau, kokią stiprią galią turi visos praktikos, tie įrankiai, kuriuos mes iš kažkur išmokstame, iš kažkur išgirstame ir svarbiausia panaudojame savo gyvenime perkurti savo seną versiją, kurią mes kaip ir išaugame, kuri mums jau nerezonuoja, neatliepia mūsų tų vidinių gilių troškimų. Ir tai tokia nauja visiškai kaip ir pradžia, bet norint eiti į naują pradžią, mes visada turime uždaryti senas duris, uždaryti tai, kas yra sena, nes jeigu mes tinkamai neatsisveikiname su tuo, kas yra senas, su tuo, kas yra jau išaugta, nepasitvirtiname dar visų pamokų, išbūname su dėkingumu už nueitą savo kelią, ne, tai tas bagažas jisai tempiasi su mumis ir labai daug svorio priduoda. Ir tada nauji dalykai negali ateiti, nes nauji dalykai gali ateiti tik tada, kada mes iš tikrųjų uždarome seną ciklą. Tai prieš tai aš pakviesiu, prieš neriant dar giliau, aš pakviesiu jūs tiesiog užsimerkti ten, kur esate, ten, kur sėdit, ten, kur būnat, ar jūs mašiną vairuojat ir klausot šito įrašo, ar jūs kažką tai darote, ne, va taip susiklostė, kad pilnai dabar negalite įnerti, ne. Tai tiesiog vis tiek kviečiu pilnai išjausti save, ką bedarytumėm, jeigu galit užsimerkit ir pažiūrėkit į savo vidų. Pažiūrėkit, koks dabar jūsų vidus. Paieškokite tenai savęs, savo tikros tos versijos, kur jinai ilgisi tikrumo, kur jinai ilgisi paprastumo, patirti gyvenimą per kūną, per mintis. Pajauskit save taip, kaip yra, pažvelkit į savo širdį. Pažvelkite į savo įsčias, įdėmiai nuskanuokite visą kūną. Ir grįžkite iš galvos į savo kūną. Tegul jūsų dėmesys užima ne tik galvos zoną ir vietą, bet visą kūną, taip lyg save visą patalpintumėte atgal į save. Pajauskite pėdas, kojas, tą pagrindą, ant kurio jūs sėdite ir kuo remiatės į pagrindą. Ir dabar kviečiu pakvėpuoti tuo pagrindu, į kurį remiasi jūsų kūnas, ta vieta, kuri remiasi, pajausti. Ir pajausti, ar ten yra kažkokia atskirtis, ar viskas taip vientisa. Galit giliau įkvėpti per nosį, giliau iškvėpti, atsiverti ateinančiai informacijai, ne tik iš proto, ne tik iš tų žinių lauko, kuris yra svarbus mums, ne, bet ir atsiverti iš viso kūno, priimti informaciją visų kūnų, išgyventi, patirti per širdį. Kai klausome širdimi, mes iš tikrųjų išgirstame, nes kažkaip taip, kai klausom širdim, nutrūksta vertinimas, nutrūksta kritika, lyginimas kitų žmonių ar informacijos. Tiesiog mes atveriame galingą portalą, susijungti ir išgirsti per širdį, pamatyti per širdį, suprasti per širdį.
Dar giliau pakvėpuojame per pilvą, pajaučiam pilvą. Pakvėpuojam per širdį kelis kartus, giliau įkvepiam ir iškvepiam per širdį. Ir paklausėme savęs, o iš tikrųjų dėl ko aš šiandien prisijungiau prie šio susitikimo? Kokia mano gili intencija? Ko aš iš tikrųjų noriu? Pabūkim su savimi atviros kiekviena. Mhm. Ir dabar giliai įkvepiam, patrinam delnas į delną, aktyvuojame savo energiją ir kartu atpalaiduojame centrinę nervų sistemą. Ir kai rankos sušils, namuose esam, tikiuosi, rankos šiltos ir tą šilumą nunešam ant savo akių. Dabar šiek tiek laiko žiūrėsim į ekraną, tegul akys atsipalaiduoja, aktyvuojam dar kartą savo ir intuiciją. Giliai įkvepiam, iškvepiam. Sveikos, sveikos atvykę dar kartą. Tai kas esat gyvai prisijungę, prašau čia bokse susirašinėjimų dėžutėje parašyti, kaip jaučiatės vienu žodžiu, kaip jaučiatės prisijungę prie mūsų susitikimo. Bus įdomu išgirsti, aš jaučiuosi pati labai ramiai, labai giliai iš tikrųjų jaučiuosi šiandien. Gal net truputėlį magiškai, nes mane Hario Poterio visada filmai įkvepia patikėti magiją daugiau. Mm. Gruodiškai Alma jaučiasi, fainas jausmas. Mm. Įdomiai. Geras irgi jausmas, įdomiai, nu tikrai kaip čia įdomiai. Bandau dabar išjausti tą jausmą įdomiai. Mm. Bedime, Giedre, bedime, ačiū. Labai fainas Almos tas gruodiškai, tas jausmas, nes gruodis turbūt yra pats labiausiai moteriškos energijos mėnesis, tai yra jin energijos mėnesis, kada mes iš tikrųjų esam tam sustojime, tame lėtume, tame auginimėsi. Ką reiškia auginimėsi? Tai yra vidinių savo sėklų sėjime, nes tamsoje, nes žemė mes irgi susėjame sėklytes, iš kurių išauga vėliau daigelė, ne, ar tai kažkokios daržovės, uogytės, gėlytės, lygiai taip pat medžiai, krūmai, visa gamta, pirmiausia, jinai žemėje, tamsoje augina, pradeda auginti save, ne, tai ir mes lygiai taip pat šituo laikotarpiu auginame naujas idėjas, kažkokias naujus, pradedame sėjame, ne, ir pradedame auginti, jie yra nematomi, jie yra kažkur tai žemėje, kažkur tai mūsų viduje, nes nuo kalendoriškai vasaros saulėgrįžos iki dabar mes įeinam vasarą į tą tamsų periodą, ne, pereinam į tą visiškai yin aspektą ir dabar tas pats giliausias momentas, aišku, jau šviesa sugrįžo, mes pasveikinom šviesą gruodžio 21, bet dar vis tiek dar toks tas laikotarpis kažkur iki sausio galo, dar jisai tikrai yra apie tokį visišką sulėtėjimą, buvimą, neskubėjimą.
Ir tos visos kolektyviai metų rezoliucijos, metų vizijos, taip ta energija labai pagauna mus, bet iš tikrųjų tai yra apie tą sustojimą ir dar labiau apie savo įsiklausymą, nes kaip ir nauji metai pagal kinų kalendorių prasidės vasario 16, tai iš tos senos gyvatės odos mes tikrai turėsime laiko. Ir šiandien mūsų susitikimas gal net labiau ir inicijuotas buvo mano apie tai, kad pažiūrėti, kokie tie metai buvo 25, iš ko mes neriamės, su kuo mes atsisveikiname, ne, ir peržvelgti su dėkingumu tuos metus, paleisti tai, ką nenorime mes neštis į ateinančius metus, bet ir kartu įvesiu dar į vieną praktiką, kada mes galėsim atsiverti tai naujai pradžiai, bet paliksim erdvės, va dar tą gerą mėnesį, beveik 2 mėnesius, kad susidėlioti tą aiškę 26 metų viziją, pažiūrėti, kur mes norime judėti, su kuo judėti, kaip mes save įsivaizduojam ir matome. Tai mūsų tas šiandien susitikimas Atverk duris yra būtent, kad mes atversim tas duris ir pasižiūrėsim, apie ką iš tikrųjų mes norėsime būti, kaip save sukurti ir paliksim dar erdvės išplėtoti tai visai vizijai, naujai rezoliucijai. Ir lygiai taip pat pasižiūrėsim, ką mes paliekame už tų durų, aiškiai įvardinsim, aiškiai suprasime, aiškiai išgryninsime, pajausim visu savo kūnu, ne tik tai konceptualiai, savo proto, ne, bet ir labai labai per visą savo kūną ir per visą savo dvasią. Ir kas manęs nežino, žinau, kad visos merginos įregistravosi, mane pažįsta, vienos mažiau, kitos nelabai. Tai aš prisistatysiu, esu Eugenija Vydija, jau savityros kelyje esu beveik 15 metų, su žmonėmis dirbu jau 10 metus, specializuojuosi ypač dirbti su moterimis ir aš padedu moterim iš tikrųjų atrasti save šią akimirką ir susikurti savo naują viziją, jeigu jau yra moteris išaugusi tą senąją savo viziją. Ir būtent per moteriškos ir vyriškos energijos suderinimą, nes ką aš pati patyriau, tai kada mes pradedam šokti vidinį šokį su savo vyriška ir moteriška energija, mes einame į darną, aš pati ėjau į didžiulę darną ir užsitvirtinau sau, kad su manim yra viskas gerai, nes anksčiau labai veikiau iš yang energijos, kas mane pažįsta iš anksčiau, nuo pat pradžių, tai tikrai daug tokios vyriškos energijos struktūros, planavimo, dėliojimo ir aš be galo įkrisdavau į perdegimus, aš visada perdegdavau, visada išsisegindavau save, tada man reikia atsistatymo, aišku, kūnas sveikata irgi parodo, per alergijas, per tokį miego norėjimą, per apatiją, ne, tai kada pradėjau naudoti savo moterišką energiją ir derinti ją su vyriška, aš pradėjau nebeišsekti. Pradėjau labiau suprasti savo kūną, jo kalbą, kaip jisai man signalizuoja, ypač kada pradėjau gyventi visiškai įsiklausydama į savo vidinį ciklą. Ir kada tai pati pradėjau daryti ir iki šiol tai darau, tai sau taikau, aišku, būna visko, ne, įpročiai kartais nuneša, prarandu tada savo galią, tada vėl ją susigrąžinu, nes tai yra kelionė, tai nėra vienos kažkokios paskaitos, vieno seminaro, vieno kurso, tas quick fix, tas greitas pataisymas, tikrai taip saviugdo ir dvasinėme kelyje tai nevyksta, tai yra sukurta iliuzija ir žmonės kartais ją patiki, nusiperka kažkokį tai, ne, tai nežinau, programą, užsirašo į kažkokį tai užsiėmimą ir galvoja, kad viskas jau čia dabar tiesiai vyksta stebuklas, ne. Net ir kartais aš matau, kad žmonės sąmoningai, atrodo, sako jo, bet pasąmonėj tai transliuoja visai kitaip ir tai yra normalu, tai yra genetiškai užprogramuota, kolektyviai įtakota labai stipriai. Bet mano pačios yra tikslas, tai yra kurti tvarų ryšį su savo, man tas žodis lietuviškai, nežinau, klientais, tai toks nei šioks, nei toks, bet su moterim, su kuriuom aš dirbu, prie kurių aš galiu prisiliesti, tai man tai yra apie tvarumą, tai yra apie ilgaamžiškumą, apie tą ilgalaikį pokytį ir tą pokytį, kurį gali moteris iš tikrųjų įsinešti, ne tie pažadai, kurie čia greitai viską pataisys, bet
kad jos įgalintų save būti tom kūrėjom ir kurti savo gyvenimą tokį, kokį nori. Tai va, tai turi, wow, iš tikrųjų, tai nežinau, nesuskaičiuosiu, kokį kiekį įrankių ir metodų, kurie padeda tai padaryti ir tai naudoju dirbdama su moterim. O kodėl šiandien nemokama, nes iš tikrųjų labai mėgstu dalintis. Man tai gera, man save jaukinuosi dirbti online erdvėje, labai dievinu tiesiog gyvą kontaktą, gyvą ryšį su žmonėm, atvedu jogas, kvėpavimus, konsultacijas, bet taip pat ir jaukinuosi jau geri metai darbą online ir man jis labai patinka, nes aš matau, kad galiu pasiekti tada daugiau žmonių. Ir tikrai labai jūs pakviesiu pažiūrėti, ne kaip čia neįmokama, nemokama tą tokį, nes nemokamas, tai jau čia gal bus koksai, ne kažką, čia nebus naudos, tai ne, aš tikrai dėjau tokias praktikas, kurios yra kelių šimtų vertės eurų, jeigu jūs kažkur pirktumėte pas meistrės, pas mokytojas, ką aš gavus iš savo mentorių ir mokytojų, ne, tai tikrai tiesiog noriu dalintis, nes mano pati ir misija yra padėti kuo daugiau moterų iš tikrųjų įkūnyti tą svajonę, savo gyvenimo svajonę, ne, viduje ir kad kuo daugiau aplinkui mane tokių moterų būtų, jų yra tikrai labai daug, bet aš noriu, kad jų būtų dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau ir taip keistųsi pasaulis. Turiu tokią viziją aiškę į ateitį, kad vat, mes moterys galėtumėm prisidėti kiekviena prie to planetos pokyčio, prie platesnio to vaizdo viso. Nes mes labai kiekviena svarbi ir gimėm dabar šituo laikotarpiu, kada tas pokytis jis yra neišvengiamas ir kuo daugiau moterų pabus ir žinos, kaip panaudoti savo galią, kuri yra natūraliai mums duota, bet jinai dar mieganti ir tapti tą savo svajonių versiją, aš dar vadinu Deivę Žemėje, tai tuo gražesnė bus mūsų planeta, tuo gražesnė bus aplinka ir pirmiausia, mums pačiom bus gera gyventi, tai čia yra svarbiausia, viskas prasideda nuo mūsų. Bet tikrai labai kviečiu pasižiūrėti, kai būtumėt susimokėję kelis šimtus už šitą susitikimą, ne taip, kad čik ir čia viskas sudalyvavau, užsidėjau pliusiuką. Tai mūsų eiga bus tokia, kad truputėlį pasidalinsiu informaciją apie tą uždarimą ciklo, įėjimą į naują ciklą, tai dar labai paprastai apie pabaigas ir pradžias. Tada turėsime mes tokį labai gražų ritualą, kaip uždaryti praeitus metus ir kaip jį eiti, atsiverti tai 26 metų vizijai ir duosiu aiškius metodus, aiškius įrankius, kurie padeda man, padeda tikrai ne vienai moteriai ir dar duosiu ir užduotį namuose, kas norėsit darysit, kas norėsit ne, dar toliau, kad būtų tas iki vasario 16 dienos, dar truputėlį, kad išsiplėstų jūsų tą viziją ir tas matymas, kur iš tikrųjų jūs norite judėti toliau, ne? Po to bus toks momentas, kada aš pasidalinsiu, kaip galima su manim giliau dirbti, jeigu norėsit, tai čia tikrai nebūtina bus likti, klausytis, galėsite atsijungti, viskas gerai. Ir pačiam gale pasidalinsiu 2 fainais bonusais. Tai irgi, kas jaučiat, išbūkit, tai bus 2 faini bonusai, kuriuos galite laimėti. Tai va. Ok. Tai šiandien mes apie ciklo uždarymą. Uždarome 25 metus, kaip ir sakiau, net numerologiškai tai yra labai svarbi data, nes mes uždarome vieną ciklą, vieną ilgą ciklą ir būtent šitie metai ten sudėjus skaičius gaunasi 9 ir mes dabar įžengsim į 1. Tai net ir astrologiškai, numerologiškai vyksta galingas užsivėrimas ir užsidarimas. Tai čia aš labai matau didžiulę svarbą būtent tų ritualų, kurie padeda atsisveikinti su praeitu laikotarpiu, išsigryninti, ko mes nenorime savo gyvenime, ko mes iš tikrųjų norime, kaip mes norime judėti toliau. Ir gyvatės metai, taip ir buvo pranašauta, kad tikrai nersimės iš uodų ir žinau, kad ne vienam žmogui tai šitie metai buvo tikrai labai sudėtingi, daug įvykių, daug praradimų, bet tai nebuvo kažkas kaip bausmė, bet tai iš tikrųjų kaip didžiulė galimybė išsinerti iš tos senos odos ir tapti tą naująją savo versiją. Ir mes tik tai uždarę seną galime judėti toliau, kaip ir pradžioj sakiau, nes jeigu mes velkamės didžiulį bagažą savo patirčių, neišjaustų pilnai emocijų, šaldytų savo kūną,
vis dar nešamės tuos pačius įsitikinimus, naratyvus, mąstymo visus modelius į priekį, tai mes labai sunkiai prisikasim prie savo svajonių versijos, nes mums va tas visas bagažas jis tiesiog trukdys. Tai labai svarbu padaryti paleidimą ir atsisveikinti energetiškai, mentaliai, ane, emociškai su tuo, ko mes daugiau nebenorime gyvenime. Toliau, tai buvo didžiulė pamoka, dėkingumas tam ir galėsim taip judėti tolyn. Ir moteris, jinai nuolatos išgyvena pabaigas ir pradžias. Man tai šiandien labai ypatinga diena ir galėjau patirti, kas yra va, tas pilnas cikliškumas, nes turėjau po va tokio šventinių laikotarpio buvo daug žmonių, giminaičiai ir dar pat šiandien išleidom paskutinius artimus draugus iš Airijos, buvo svečiavosi ir tokia momentas buvo namuose, kai buvau viena, tai tiesiog užsidegiau šalavijo, pagaliuką, pasėdėjau, padėkojau šitam šventiniam laikotarpiui, kuris davė daug gausos per draugystę, per bendrystę, per pokalbius, per pojūtį vienas kito, per išsiilgimą ir vėl tą tokį suartėjimą ir tada tas įvyko atsisveikinimas ir padėkojom šitam šventiniam laikotarpiu ir taip energetiškai uždariau šitą šventinio laikotarpio ciklą su pagarba, su dėkingumu ir pabuvau toj tokioj net namų tyloj ir perėjau į visai kitą tokį etapą, į tokį ramesnį dabar kelias dienas visiškai tokį susibuvimo, susivirškinimo ir taip pat šiandien prasidėjo mano ciklas, kraujavimas ir irgi toks kaip simboliškai prieš kalendorinius metus patiriu tą visišką uždarymą ir klausiu, vat su kuo aš atsisveikinu, kas valosi iš manęs, tai tokia irgi dar viena pabaiga ir šiandien mūsų susitikimas tai labai taip magiškai, labai sinchroniškai viskas susidėlioja. Nes moteris yra labai labai cikliška ir aš kol pati nesuvokiau, kad kokia tai didžiulė dovana suvokti savo cikliškumą, pirmiausia per savo vidinę gamtą, per savo vidinį ciklą, tol aš visada gyvendavau tokia išsibarščiusi, išsifragmentavusi, palikusi kažkur tai savo dalis ir vis save bandydama susirinkti ir jausdama didžiulį nerimą, įtampą, kad aš ten, kažkur ten, mintys ten. Ir ypač, kai nepaisau savo ciklo ir tiesiog ypač per ciklo pradžią ten ir sportuodavau, ir jogą jėgos darydavau, ir bėgiodavau, ir visiškai nepaisau poilsio režimo, kas yra labai svarbu, tai tiesiog buvau va ta tokia išsekusi ir pametusi save. Lygiai taip pat atsimenu puikiai, kaip mes kraustėmės iš buto vat, į savo namus, į namą, kurį statėmės, tai irgi toks buvo, greitai, viskas daiktus, činks, persivežėm greitai, čia įsikėlėm vėl, va, toks tinks, ir va kažko tai trūko. Ir aš kada pradėjau pažinti labiau save, mokintis apie moteriškas energijas, apie ciklus, aš suvokiau, kad pas mane yra tiek neuždarytų ciklų ir velkasi tas bagažas toks. Ir tai visa pradžia buvo ne tada, kada aš ten krausčiausi ar kai neklausiau savo vidinės gamtos, ne savo vidinio ciklo laikroduko, bet iš tikrųjų prasideda tada, kada yra nešvenčiama, didžiulė yra problema, nes merginos ir moterys mes esame nepatyrę iniciacijų, nepatyrę tos didžiulės dovanos, būtent į tą kažką tai naują. Tai yra pirmos mūsų menstruacijos, pirmi mūsų lytiniai santykiai, santuoka, motinystė, menopauzė. 70 metų moteris įžengia išmintingos moters energiją, vadinamą archetipų pagal Karlą Gustavą Jungą. Ir paskui ties karalienės archetipas. Ir kada mes neturime tų iniciacijų, mes neturim to pasiruošimo, to perėjimo, to suvokimo, kad paruošimo, ne, vat kas vyksta mūsų galvose, kas vyksta mūsų kūnuose, kas vyksta mūsų energetikoje visoje. Mes prarandame tą iš tikrųjų ryšį su savo dalim. Ir tikrai labai dažnai dirbu su žmonėm,
per kvėpavimus ar per meditacijas, kada mes dirbam su vidiniu vaiku, su vidinė mergaitė, kada mes susigražiname tą ryšį su vidinė paauglė, su vidinė jauna moterim, kuri gal ką tik tapo mama ir yra pasimetusi e, ir nežino, kaip čia kas yra, protų suvoksta, teorijos daug, prisiskaitę, visi dar pripasakoja, bet tas viduj, vat apie ką čia yra iš tikrųjų, nebuvo to tokio tikro pasiruošimo ir iniciacijos. Ir mes taip išmokstame gyventi, neuždarinėjant senų ciklų, neišbūnant tame perėjime, neišgyvenant to viso naujos tos pradžios atėjimo, to su jauduliu, su ta nauja patirtim, ne? Ir mes taip gyvename susifragmentavę ir einame, ir keliaujame, ir dėl to yra daug nerimo, moterys jaučia be galo daug nesaugumo, moterys jaučia be galo daug baimių įvairių. Ir, ir dėl to, kad nebuvo tų iniciacijų. Ir aš pati, kai pradėjau daryti, vesti moterim pati savo, kada turėjau pirmas mėnesis menstruacijų, pirmą iniciaciją, kaip aš viduje atšvenčiau savo pirmus lytinius santykius, savo santuoką, nes dar santuoką galėtumėm sakyti, mes ten, kas turėjo santuoką, tai žinot, buvo mergvakaris, bent jau aš tai turėjau partiją, kurio ten pusę neprisimenu dar tada, ir tokia vat ale iniciacija buvo. Bet tas vat susigrąžinimas, tas iš tikrųjų tos žinios ir pilnas inicijavimasis per mentalinį kūną, per emocinį kūną, per fizinį kūną, per dvasinį, jis suteikia mums labai daug galios. Mes susigrąžiname savo galę, tai yra būti vat savimi ir būti pilna. Tai ir lygiai taip pat mes ciklus išgyvename įkvepiant ir iškvepiant, tokie mažesni ciklai, ne, kaip darbo pakeitimas, studijos mokyklos, ne, baigiai mokyklą, vienas ciklas užsidarė, ne, tada naujas prasideda mūsų kažkas studijuoti, kažkas keliauti, kažkas dirbti, ne, keičiam darbą, keičiam partnerius, kažkas pakeičia partnerį, ne, ir irgi nebūna to išbaigtumo, ir ypač vat, su partneriais, su partnerystė. Nors aš su savo vyru mes esame jau beveik 20 metų, man tada nuo 21, tai mes tą tokį stabilų santykį kaip ir turim, tai apie būtent partnerystės aš nesu tokia didelė ekspertė, bet įsivaizduoju, kad vis tiek reikia atsisveikinti, išgyventi, išgedėti, paleisti, suprasti, atrišti mazgus, kurie yra surišti, ne? Tai lygiai taip pat su viskuo mes galim taikyti, bet kadangi mums nebuvo tų pirmųjų iniciacijų padaryta gyvenime, mes nežinome kaip, mes energetiškai nežinome kaip, todėl mes šokinėjomės, blaškomės ir esame išsiderinę. Tai mano šiandien viena iš tų intencijų parodyti, kaip uždaryti seną ciklą ir su tais metodais ir įrankiais jūs galėsite juos naudoti visur. Ne tik baigiantis metams, bet gal baigiantis santykiams, kraustantis į kitus namus, keliaujant į kitą šalį, persikraustant, ne? Kažką gyvenime keičiant. Ir kaip mūsų, irgi net viena versija išsilukštena, ne, tai mes irgi uždarom vieną ciklą, tai jūs turėsit nuostabius įrankius, kuriuos galėsit naudoti ir turėsite savo kaip savi pagalbą ir savi auginimą. Ir lygiai taip pat tos įrankius, kurie padeda įeiti į tą naują pradžią, kaip daryti, kaip atsiverti. Nes aš dariau begalę praktikų, begalę klaidų dariau, kol susisisteminau, pažiūrėjau, kas veikia ne tik man, bet ir moterim, su kuriuom dirbu, kas veikia kitom moterim, kas veikia mano mentorėm. Kai užsitvirtinau pas vieną, pas kitą, tas pats susidėliojo taškus, šitas veikia, bet svarbiausia vis tiek, netikėkit mano nei vienu žodžiu, viską perleiskit per save, pasitikrinkit, išjauskit, tik ne protu. Kaip pradžioje sakiau, viskas per širdį ir tada tikrai pamatysit, kas yra tikra, pajausit ir galėsite išgyventi pilnai. Tai kaip ir minėjau, tos pagrindinės iniciacijos, tie ciklai, tai yra pirmos mėnesinės, santykiai, santuoka, motinystė, bet dar šito vietoje papildysiu, kad motinystė tai yra mes visos 30 tampam motinos. Nebūtina fiziškai gimdyti kūdikį, bet mes visos 30 tampam motinomis.
tada menopauzė, išmintinga moteris ir karalienė. Tai yra pagrindinės iniciacijos ir jeigu jūs dar šito irgi neišventėt, netgi tuos pačius metodus galite panaudoti, ką šiandien išmoksite, patirsite, ne tik išmoksite, bet ir patirsite, būtent susigrąžinti tą savo dalis, kurios yra prarastos, nes neturėjo savo iniciacijų, ne? Ir labai svarbu išmokti iš tikro paleisti. Kartais girdim tą frazę paleisti, 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 čia paleisk, iškvėpk, dar kažką padaryk. Taip tai veikia, bet tai ateina su įgūdžiu, tai ateina tik tai su patirtimi, tai yra su pasirinkimais eiti iš tikro sąmoningumo keliu per savo gyvenimą. Ir Ir iš tikrųjų labai daug atkrenta problemų, kada mes išmokstame vienas duris uždaryti, kitas atverti, tinkamai viską padaryti, išbūti, išjausti, švęsti. Aš dar vieną žodį naudoju labai fainą - švęsti. Tai va, pasakykit, ar rezonuoja, ar gal kažkokių minčių turit, jeigu turit, pasidalinkit, parodykit kokį ženklą, kas rezonuoja, gal jeigu kas prieštarauja, tai irgi bus labai smagu išgirsti jūsų komentarą. Mhm. Mhm. Ah. Taip, tai pasižiūrėsiu, ką pasidalinau, ką dar norėčiau pasidalinti, tai neskubėkim lėkti į naujus metus. Labai fainai pasirašiau kažkur gal su savo mentore irgi darėme praeitų metų, vat būtent uždarimą. Ir neskubėkit lėkti į naujus metus, sako, ir aš galvoju, iš tikro, kiek mes skubam, kad jau viskas dabar čia viską užbaigsim, viską padarysim, bet toks iš proto, va tas kolektyvinis, neša kolektyvinė visa energija ir važiuojame mes kartu su ta kolektyvinė. Tai tikrai neskubėti, nes turim laiko iki vasario vidurio. Tai kaip ir ką norėjau pasidalinau ir iš tikrųjų tai pakviesiu neužilgo leistis į praktiką. Tai jeigu jums reikia dabar tai suvaikščioti į tualetą ar truputėlį atsikvėpti, pasipurtyti, nes užinkaruojame naują energiją, padarę kažkokį kitokį judesį, tai jeigu nesit į tualetą, tai susitinkam, dabar yra 19:37, tada susitinkam, 19:40, gerai. Tai kažkokį judesį padarykit, bent jau įsėdit, tai ar atsistokit, ar truputį nusipurtykit, ar apsisukit, kažkokį kitokį judesį, negu darė dabar tais 40 minučių, kad mes užinkoruotumėm naują informaciją. Tai va, tai susitinkam po kelių minučių. To the words that your body is speaking. Listen to the words of your heart's desire. Heed to the voice and open up your mind. Flow to the movement, dance and realign. Listen to the words, listen to the words, listen to the words. Listen to the words that your body is speaking. Listen to the words of your heart's desire. Listen to the words that your body is speaking. Listen to the words of your heart's desire. Heed to the voice and open up your mind. Flow to the movement, dance and realign. Listen to the words, listen to the words, listen to the words. I am the wind, I am the wave, I am the sky, nothing to save. I am the wind, I am the flame, I am the still, free with no name.
Grįžinėjame ir taip labai smagiai skaitau Giedrės pasidalinama, kad niekada nesudariusi metų uždarimo ir supratau, kad dar daug ritualų pradžios pabaigos turiu padaryti. Žymiuosi, konspektuoju tavo išvalgas. Tai jo, tai iš tikrųjų, tai mes tiek daug esame išmokę dalykų daryti, kurių nereikia daryti. Ir tiek daug dabar turim galimybę persimokinti dalykų, kuriuos iš tikrųjų verta ir naudinga mums daryti. Tai jo, tai labai laiku, Giedrė. Faina, kad prisijungiai prie mūsų susitikimų. Tai dabar ties mūsų pirmam ritualui reikės lauro lapų, reikės jūsų žvakės ir reikės popieriaus lapo arba užrašų knygutės, kurią rašysitės. Ir mes dabar rašysimės. Pradžioj įvesiu į meditaciją mūsų visas ir tada po meditacijos, kad truputėlį taip įsižemintumėm, dar labiau pajaustumėm praėjusius metus, eisim į pasąmonę, kad labiau atsiskleistų mūsų praeitų metų visas vaizdas. Pravesiu per kiekvieną mėnesį ir tame mėnesyje mes užsirašysime, už ką norime padėkoti ir ką mes norime paleisti. Tai gali būti, geriausiai rašykite savo jausmą kažkokį, tai ne, kažkokią būseną, ne ten vardą, kad kažką norit paleisti, ne, ar tą situaciją, bet ką tas žmogus arba ta situacija, kokį jausmą jums viduje paliko, kuris yra užšaldytas, nemalonus ir neišgyventas ir jis taip vis dar pulsuoja ir primena. Tai užrašysim ant lauro lapo. Mes jį pasimsim, užtat labai gerai dar turėti ekstra kažkokį dubenėlį, jį sudeginsim ir įmesime į tą dubenėlį. Jeigu visas lapas nesudegs, nieko tokio, paskui tiesiog pakviesiu jau po mūsų susitikimo susidėti į servetėlę ar kaip popierinį rankšluostį ir susidėti ir padaryti tokį kaip mini laužiuką ir kažkur sudeginti, tą pilną tokį sudeginimą padaryti. Tai va. Ir rašysimės tai kas vat, gera buvo, už ką esame dėkingos tą mėnesį, gerai? Tai labai kviečiu išsipatoginti, atsisėsti tiesiai, stuburiukas tiesus stuburas, tiesus kelias Dievui ateiti pas mus. Kviečiu užsimerkti, giliai įkvėpti, iškvėpti. Dar kartelį giliai įkvėpti, iškvėpti. Pajauskite savo kūną, pajauskite save. Pajauskite savo pečius, truputėlį atpalaiduokit pečius, gal juos atsukite atgal. Nuleiskite pečius, nuleiskite visą taip simboliškai naštą, kurią užsidėjome 2025 metais savo, kuri tikrai nebuvo mums reikalinga, bet dėl senų įpročių, įtakos, naratyvų mes užsidėjome ir nešėmės 25 metais. Pajauskit, kaip jūsų pečiai atsipalaiduoja, kaip juose lieka daugiau lengvumo. Truputėlį atverkit krūtinę, galite ją į priekį pastumti ir taip atsiveria jūsų širdis, atsiveria tam paleidimo metui, tam, kas jau praėjo.
Palaiduokit kaktą ir visas mintis, kurias užsikrovėte į savo energetinį lauką per 25 metus. Gali truputį pasukioti galvą, prajausti kaklą. Giliau kvėpuojam. Kada giliau kvėpuojam, mes daugiau atsiveriam ir daugiau paleidžiam. Pajauskit savo iščią, savo kūrybinį centrą, energetinį, fizinį. Pajauskite, kokia kūryba užgimė 25 metais, ką pasėjote į savo vidų. Pajauskit savo kojas, kurios veda mus į ateitį, mūsų svajonės, mūsų vizijas, tikslus, ten, kur mes norime nueiti. Galite pamatyti, kaip jūs keliavote per 25 metus, kokiu žingsneliu. Ar tai buvo šokio žingsnelis, gal pasišokinėjimas, o gal sunkiai tempėte, lyg kažkas būtų prikabinta prie kojų. Gal sunku žingsniai buvo, gal vis norėjosi prisėsti, nejudėti. Ir visaip yra gerai, mes čia nieko nevertinam, mes tiesiog matom realų vaizdą. Tik pamatę realų vaizdą mes galime daryti pokytį, nes mes išeinam iš tos iliuzijos, išeiname iš to susikurto kažkokio įvaizdžio, kai mes iš tikrųjų pamatome, kartais užtenka tik pamatyti savo realų vaizdą, savo realybę. Ir dabar pakviesiu pamatyti pačią savo laimingiausią akimirką šių metų, kokia jinai buvo. Kaip jūs ten jautėtės, su kuo jūs buvote, kaip jūs kalbėjotės su savimi ar kitais, kaip buvote apsirengę. Išsaugokite dabar šitą būseną, giliau įkvėpkit per nosį. Iškvėpkit. Kvėpkit. Iškvėpkit. Ir kai būsit pasiruošę, aš pakviesiu jūs atsimerkti, pasimti savo lapą, užrašų knygutę, pasimti išsirinkti vieną lauro lapą, rašiklį arba flomasterį. Ir kviečiu dabar visas pakeliauti atgal į sausio mėnesį, 2025 metų sausis, pati pradžia. Ir pasižymėti vieną dalyką, už ką esate dėkinga sausiui. Jeigu norėsis daugiau, tai pratęsite po šio susitikimo. Jeigu jausit, kad atsivėrė dėkingumo portalas, rašytis norėsis, tai būtinai pasilikit vietos savo užrašų knygutėje arba lape. Ir sausis. Už ką esate labiausiai dėkinga sausiui? Ir ant lauro lapo užsirašykit sausio mėnesį, ką paleidžiate. Ir sudėtis.
Vasaris. Už ką, vienu žodžiu, esate dėkinga vasariui? Ir ką norite paleisti vasario mėnesį? Ir kai užrašysit, sudeginsim. Ir po kiekvieno sudeginimo labai kviečiu giliai įkvėpti ir padaryti atodūsį. Taip atsipalaiduoja nervų sistemą, užinkaruojam, kad tikrai paleidžiam. Tai yra labai senas burtas, sena magija. Su lauro lapais mes darom ir paleidimus, darom ir manifestacijas naujas. Ir tai yra atėję iš Graikijos. Šitas ritualas, magiškas ritualas atėjęs iš Graikijos, paliktas mūsų būtent graikių sesių, deivių ir kitų moterų perduotas ir jis labai galingas kaip tas dūmas, taip pasiekia dangų, dangus mūsų išgirsta ar tai norą, arba išgirsta tai, ką mes norime paleisti ir padeda mums labiau. Ir kadangi tai yra augalas, jis atėjęs iš žemės, ne, tai irgi žemė, toks kaip ir žemės palaikymas mūsų norams arba mūsų paleidimams. Keliaujam toliau, kovas. Už ką mes esam dėkingi kovui? Ir ką mes kovą norim paleisti? Ir kai deginam, irgi tai būtinai jaučiam dėkingumą. Štai tai yra didieji mūsų mokytojai, tai kas planetas skausmas, visas ta trauma, tas visas, nelendam labai giliai, gerai, nes užsivelsim, paskui tai čia ne apie tai, bet tai yra didžiuliai mūsų mokytojai, su dėkingumu sudeginam. Ir keliaujam balandis. Už ką dėkojam? Ir ką mes paleidžiam, kas balandį buvo tokio, ko mes nenorim neštis į kitus metus. Visiškai. Ačiū balandžiai. Ačiū balandžiai. Ir galit pastebėti, vieni lapeliai sudegs labai greitai, o kiti lapeliai sunkiai nenorės degti. Tai rodo, kad dar mums reikia erdvės su tuo paleidimu. Ir ugnis jinai yra transformuojanti ir tai tas pokytis iš tikrųjų yra greitas, toks įvyksta greitai ir gali šiek tiek daugiau ir pamokų paduoti tuo momentu, ką pasileidžiam ir kažkokiu tai užduočių, kurias turim atlikti, nes ta ugnis jinai yra greitai padedanti mums alchemizuoti, lygiai taip pat su svajonėm. Gegužė ateinam į pavasarį, gegužė, už ką esame dėkingos gegužiai,
gegužiai. Taip reiktų taisyklingai tikriausiai sakyti, bet mes Suvalkijoje sakom gegužiai. Gegužiniai. Tai gegužiai. Mm. Ir ką mes paleidžiam? Birželis, ateisime į vasarą. Už ką esam dėkingos pirmam vasaros mėnesiui, ane, kai moterys labiausiai yra žydėjime, visos energetiškai susirpusios, daugiausia šviesos, ane, tai toks, už ką mes esam dėkingos. Ir ką paleidžiam, kas buvo birželėje tokio, ko nenorim neštis. Būtinai atodūsiu padarykit. Mūsų nuostabi Liepa. Liepa man labai ypatingas mėnuo, nes Liepą esu gimusi. Liepos žydė. Nu, dabar truputį pasislenka tas žydėjimas. Man turbūt vienas erotiškiausių kvapų tai yra liepos ir alyvos, kas vat natūraliai pas mus Lietuvoje auga. Tai Liepa, už ką mes esam dėkingos Liepai. Ką mes paleidžiame Liepą. Rugpjūtis. Toks vasaros uždarimas būna visada toks perėjimas į tamsos laikotarpį su rugpjūtį ir toks turbūt labiausiai tokios auksinės spalvos prisirpęs mėnuo ir dėkingumas, už ką galėtų būti jūsų labiausiai rugpjūtį išreikštas. Ką paleidžiam.
rugsėjas. Ateinam į rudenį, ateinam labai į energiją, į moterišką energiją, kada prasideda ruduo, kada tu daugiau lėtumo, neskubėjimo, po vasaros veiksmo mes pereinam į tą tokį visišką buvimą su gamta, nes pati gamta sustoja ir mes kartu. Tai toks labai magiškas laikas, bent jau man prasideda, aš labai mėgstu visus sezonus. Ir lygiai taip pat labai rudenį mėgstu. Tai už ką esam dėkingos rugsėjui ir ką paleidžiam. Spalis. Keliaujame į spalį, dėkingumą spalį. Už tai, ką mes dėkojam, ne, tai to dauginasi gyvenime. To dauginasi. Ir jo, tai būkim dėkingos ne tik tai šitą praktiką, bet ir taikykim kasdien, žinau, dalis jūsų taiko, kas su manim yra dirbę, tai dėkingumo praktika ir magija tikrai puikiai pažįsta. Tai labai kviečiu ir dabar įsijausti, bet ir taikyti kiekvieną dieną. Tai yra tiesiog vyksta toks magic iš karto. Už ką dėkojam, to dauginasi. Jeigu netikit, galite pabandyti. Netikėkit kiekvienu mano žodžiu. Išbandykit pačius. Ir ką spalį paleidžiam. Jei kažkur, ar tai jaučiat, kad nebuvo už ką dėkoti, ar tiesiog taip neatsiverti pilnai, ar tas pasipaleidimo, viskas gerai, pasilikite erdvės. Taigi galite ritualą pratesti ir po mūsų susitikimo, kas žiūrit įrašą, galite susistabdyti ir savo ritmu eiti. Tai tiesiog jo labai ramiai, nėra taip, kad čia kažkas va dabar įvyks ir viskas. Ne, jūs visada galite prie to grįžti savo ritmu. Tai keliaujam toliau, lapkritis. Čia ateinam tikrai labai magišką laiką. Ir kalendoriškai Halloweenas, tai yra iš tikrųjų labai toks gilus metas. Pagal senas tradicijas tai yra nauji metai, kada sutrumpėja ta riba tarp pasaulių ir už ką mes lapkritį galim būti dėkingos. Tikrai labai jau į tamsos tokį periodą įeinam ir jame labai daug šešėlio mūsų pasikelia ir mes pamatome, ką mes iš tikrųjų galime paleisti, kur labiau save atskleisti, su kuo atsisveikinti. Toks geras momentas padaryti shadow work, tą šešėlinį darbą. Ir ką mes paleidžiam lapkritį. Ir gruodis. Va dabar labai artimus esam visai šalia, labai arti gruodžio, ne, pačiam gruodyje. Už ką esam dėkingos gruodžiui.
ir su kuo atsisveikinti. Ir kada jau sudeginsim dabar paskutinį lauro lapelį, pakviesiu užsimerkti, pamatyti savo nueitą kelią, padėkoti. Uždėti vieną ranką ant širdies, kitą ranką ant krūtinės. Žvilgsnis nukreiptas į vidų. Ir nuoširdžiai pasakyti savo didžiulį ačiū už tuos visus metus, nes tik mes buvome arčiausiai savęs. Mes kiekviena buvome ta, kuri savęs neišdavė, nepaliko, kuri visada buvo kartu ir kuri vienintelė keliaus toliau į sekančius metus. Pajauskit savo tokį didelį dėkingumą, pajauskit savo širdį, pajauskit grįžtančią meilę savo, kad visada buvote ir būsite kartu su savim. Pažadėkite savo, kad daugiau niekada savęs neišduosit, neapleisit. Visada būsite ta, kuri įkvepia, palaiko, padrąsina. Ir dabar padarysim šiek tiek atodūsių ir pereisim į meditaciją. Pamatyti naują save 2026 metais, tai kviečiu sėsti patogiai į meditacinę padėtį ir pakvėpuojam giliau per nosį, įkvepiam, iškvepiam per burną. Einame į perėjimo būseną, kada pereiname iš senų praėjusių metų, jūs bet kada dar galėsit sugrįžti. Ir dabar vyksta perėjimas, kuris yra labai svarbus, keliaujant toliau. Kviečiu visas išlaikyti tą meditacinę būseną. Ir kviečiu pamatyti save taip, kaip norite matyti ateinančiais metais. Kiek matysite, kiek išjausite, kiek žinosite, tiek yra gerai. Nėra vienos meditacijos kažkokios tai būsenos, kuri būtų tinkama ir užfiksuota kaip geriausia meditacijos būsena. Taip galit visai patirti dabar save. Per matymą, žinojimą, jauseną. Jau pamatykite, kaip jūs atrodote, pamatykite, kaip elgiatės. Išgirskite, kaip kalbate su savimi.
Kokius žodžius norite savo sakyti ateinančiais metais, kokias frazes norite sakyti. Kaip norėtumėte, kad kiti su jumis šnekėtų, kokias norėtumėte išgirsti frazes, kaip kiti su jumis kalba? Kokius žodžius norėtumėte išgirsti iš savo artimųjų, partnerių, gal vaikų, gal bendradarbių, kitų žmonių, kurie yra jūsų artimame rate? Kokius žodžius norėtumėte išgirsti? Kaip save matote apsirengusią 2026 metais? Kokius rūbus dėvėsite? Kaip išreikšite savo judesius? Kokie žmonės jūs sups? Ką norite matyti savo rate, artimam rate? Tada nelabai artimam rate, bet kuris jūs taip pat supa. Pamatykite aiškiai, kokie žmonės jūs supa. Kur keliausite ateinančiais metais? Ką aplankysite? Kaip švęsite šventes? Kaip linksminsitės, kaip švęsite savo gyvenimą? Kokios svajonės brandintos vidinėje tamsoje dabartinio rudens žiemos laikotarpiu jau yra pasiruošę sužydėti ir kas sužydės per ateinančius metus? Kas naujo įvyks? Ir kaip jūs jausitės kiekvienoje savo svajoniai? Kaip jūs jausitės, kai švęsite? Kaip jūs jausitės per naujus įvykius? Kaip jūs jausitės su žmonėmis? Svarbiausia yra tas jausmas. Padarykit gilų įkvėpimą, iškvėpimą, užinkaruojame pojūtį ir pojūčius. Kokie jūs būsite ateinantį pavasarį, vasarą, rudenį, žiemos pradžią. Kas jūs įkvėps ateinančiais metais, kokie žmonės jūs įkvėps? Gal gamta jūs įkvėps ar dieviškumas? Kur prašysite palaikymo, kaip vienai bus per sunku susitvarkyti, nes tokių momentų irgi būna ir jie yra normalūs. Ir kokios pagalbos norėtumėt sulaukti, kokią formą jinai turėtų išsipakuoti.
Pakviesiu dabar jūs truputėlį dar labiau pakeliauti ir nukeliauti į 2027 metų sausio pabaigą. Pamatykite save ir apžvelkite visus 2026 metus. Taip atsistokite ir atsigręžkite į save, į savo svajones ir pažiūrėkite taip, kad lyg visos jau jūsų svajonės yra išsipildžiusios. Stovite 27 metais sausio mėnesį pabaigoje ir matote, kad viskas, ko jūs norėjote 2025 gruodžio 29 dieną vakare, viskas jau yra išsipildę. Koks tai jausmas? Užinkaruokime tą jausmą, įkvėpkime, iškvėpkime. Kvėpkime. Iškvėpkime. Ir dar kartą įkvėpkime. Galite truputį padaryti kažkokį kūno judesį, ar tai galvą pasukioti, ar tai pajudinti rankas, truputėlį, kad užsifiksuotų pasąmonė visą mūsų šitą praktiką. Ir dabar pakviesiu pasižymėti namų darbus. Taip kaip mes darėme sausis, vasaris, kovas, rašėm dėkingumą, jūs tikrai galite sugrįžti ir jeigu kažką dar paleis norėsite, taip pat galite sugrįžti. Ir taip pat susirašyti mėnesius, 26 metų mėnesius ir susirašyti pirmiausia tų mėnesių įvykius. Kaip pavyzdžiui, sausis, pas mane yra sausis, tai yra mūsų mažojo gimtadienis. Čia fiksuoju. Vasaris, gimtadieniai, Valentino diena fiksuoju. Kovas, tėčio gimtadienis, dar kažkoks įvykis fiksuoju. Ten balandis, Velykos fiksuoju. Gegužė, didžiojo gimtadienis, mamos diena fiksuoju. Ir susirašo taip visus metus pirmiausia tokie dalykai, kurie visada įvyksta, ne, kurie netinka. Gal jau kažkokia kelionė yra nuplanuota. Jūs čia susidedat. Ir tada po truputėlį pildot viziją. Labai kviečiu neskubėti, mes per meditaciją padarėm tokią išplėstą 26 metų matymą, bet aš jums labai rekomenduoju dabar pasidaryti ateinančius 3 mėnesius, maks 6 mėnesius nuo dabarties. Pasidaryti ir užsipildyti ir, pavyzdžiui, per saulėgrįžą, ne per Velykas, pasidaryti dar į priekį, nesidaryti to viso mėnesio. Ir kai pasidarote, pavyzdžiui, tuos iki saulėgrįžos tuos ateinančius 6 mėnesius, jūs susipildot, pamedituojat ir atsistojat į saulėgrįžos datą ir atsigręžiat ir pamatot, kaip viskas jau išsipildė. Čia toks vadinamas kvantinis tas šuolis. Ir taip toliau, ir taip visus metus su savo svajonėm ir su savo vizijom. Taip veikia labiau, taip išsipildo labiau ir taip mūsų nervų sistema neįsigąsta nuo to tokio per daug ir jaučia saugumą, kaip po truputėlį mes įeinam į yin energiją, moterišką energiją ir po truputėlį mes taip neapkraunam savo nervų sistemos. Jinai jaučiasi saugi tada. Tai va, tai labai rekomenduoju padaryti šitą praktiką, jeigu jaučiat, bet tikrai nebūtinai. Dabar paprašysiu vienu žodžiu parašyti, kaip jaučiatės po meditacijos, po praktikos į chat boxą. Nusiraminus lengvai, paima. Jeigu nenorit rašyti, galite ir įgarsinti, bet tada pasimatysite ekrane. Tai iš tikrųjų buvo labai galinga alchemijos praktika.
Tai alchemija yra viena iš moters galių, labai galingas įrankis, kurį mes turim natūraliai mums instaliuotą Dievo. Ir puikiai, ačiū. Ir tai, ką mes patyrėm iš tikrųjų labai didelę tą vat, būtent alchemizaciją ir pokytis tikrai labai įvyko per visus mūsų lygmenis. Ir tai yra labai labai graži praktika, vienas tos iš gražiausių, kokias aš esu vat, kada bandžiusi. Ir ne tik, kad jinai yra graži, nes man viskas turi būti gražu, turi būti faina, turi būti gera, kai aš darau, bet tai yra ir veiksminga. Šitos praktikos yra be galo veiksmingos ir jos tikrai, kaip sakyt, tai yra išsipildanti mūsų pranašystė. Vaikiškai džiaugsminga, Giedrė jaučiasi, labai faina. Tikrai. Oi, gera, ačiū, kad pasidalinot. Ir dabar jeigu gal pradėsiu nuo bonuso, tai va dabar toks, kaip sakyt, nemokamas laikas su visom mūsų pasidalinimais, su informacija, su praktika baigėsi. Jeigu jūs jaučiat, kad norite atsijungti, atsijunkit, bet kas norite gauti bonusų, tai galite pabūti ir kas norite paklausyti, kaip galite dirbti su manim arba tiesiog jums gera pabūti, pabaigos tikrai galite pasilikti. Tai apie bonusus pradėsiu, tai bonusai, dar klausimuką gavau, tai dabar taip. Tai aš sakiau, ką daryti su tais nesudegusiais lapeliais, tai reikia suvynioti į popierių servetėlę ir tada padaryti pilną sudeginimą. Su popierium tada būna pilnas sudeginimas. Taip, tai apie bonusus, tai jeigu norite laimėti, 2 moterys iš jūsų asmeninę 30 minučių su manimi sesiją, tai yra toks aiškumo skambutis, per kurį įsigryninam problematiką ir pasižiūrim į priekį viziją, kaip susidėlioti įrankius, kaip išeiti iš tos problemos. Ne? Tai to skambučio vertė yra 30 eurų. Tai jeigu norite laimėti, tai reikės padaryti tokius kelias dalykus. Tai reikės nusiskrinšotinti mūsų šitą susitikimą, padaryti tą įrašą, įkelti, tą nuotrauką įkelti į socialinių tinklų istoriją, ar tai būtų Facebookas, ar tai Instagramas, prisekti mane, užtaginti mane ir būtinai parašyti, ką išsinešėte iš šio susitikimo. Ne taip, kad nufotkinau, idėją, užtaginau ir viskas, ne, bet truputį padaryti įrašą, būtent kažkokį, ką užsinkaravot, ką išsinešėte, ne, ar tai emocija, ar kažkokia tai įžvalga, ar kažką tai naujo sužinojote ir parašyti man irgi į Messengerį arba man elektroninį laišką, dėl ko jūs norėtumėte laimėti šį būtent mūsų skambutį, ne? Tai va, tokius dalykus reikia padaryti. Ir 2 iš jūsų sausio 1 ištrauksiu laimingasias ir būtinai pranešiu, paskelbsiu ir socialiniuose tinkluose, kas laimėjau 2 aiškumo skambučius su manimi. Jie iš mano patirties yra labai veiksmingi, nes mes išsigryniname, nes kartais toj galvoj tiek užsivelia visko problema, čia tiek daug visko užsiveliam, emocijos, viskas taip susipainioja, taip pasidaro painu, kad moterys nebežino, net oro atrodo pradeda trūkti, kur judėti, kaip judėti, tai tas aiškumo skambutis labai atveria tas tokį aiškumą, matymą, netgi pasižiūrim įrankius, duodu aiškias gairias, kaip iš to išeiti ir moteris tikrai, jeigu pasinaudoja, tai jinai išeina, susitvarko ir būtent su ta problema, kuri ateina, jos nebelieka po to. Tai va, tai toks būtų bonusas. Ir dabar aš su jumis pasidalinsiu, kaip galima toliau dirbti su manimi. Tai yra keli būdai. Tai pirmas būdas yra asmeninė programa, kurią galima keliauti. Tai yra 3 mėnesių programa Moters misterija, kurią mes susidėliojame su moterim, kai jinai asmeniškai kreipiasi į mane. Ir mes susidėliojame tą planą pagal moters poreikius. O kita programa, kuri visai greitai už 8 dienų, tai yra nuo sausio 6, tai yra Žemės deivės programa, kur jūs pačia patyrėt gerą pusvalandį, ne tos magijos, tos alchemijos, tos tokios kažkokios tai neapčiuopiamos, neapriepiamos vidinės būsenos, ne, per ritualus, per tą moterišką magnetizmą. Tai ten bus susitikimai kas savaitę, 12 susitikimų po 2 valandas ir apie
kaip tiksliai nesuskaičiavau, bandžiau suskaičiuoti, apie 20 dar papildomos meditacijos ir meditacijų įvairių praktikų, joga nidrų, somatinių praktikų, tai ką mes Žemės Deivis programoje per 3 mėnesius darom, tai yra 3 mėnesių programa, kurioje kartu galime judėti į tą tvarų ilgalaikį pokytį. Ir pirmas mėnesis yra dar labiau ir dar išplėščiau būtent apie cikliškumą, apie pabaigas, apie pradžias, kaip užbaigti nuo įvairiausių įrankių. Moteris išeina iš baimių, iš abejonių, iš senų programų, keičiame įsitikinimus su įvairiais įrankiais ir somatinėmis praktikomis taip pat. Ir per tą pirmą mėnesį toks būna grynai šešėlinis darbas, pasidarom tą tokį juodą, tokį tamsų darbą, uždarome duris, padėkojame, atsisveikinam su savo sena versija, suvokiam visas iniciacijas, kokias mes esame praleidę, taip pat atšvenčiame iniciaciją ir žengiame į kitą lygį, kada jau jaučiame tą tokį pilną saugumą, pilną pasitenkinimą savimi, pilną žinojimą ir tvirtybę, kad viskas su manim gerai, nes mes gebame valdyti pabaigas ir švęsti mūsų pradžias ir taip save inicijuojame. Tai, kur tos grandinėlės buvo nutrūkusios, kur mes išmėtėme, išfragmentavome save ir jaučiame tą nerimą didžiulį, tą tokį nusivylimą, nepasitenkinimą gyvenimo, ne? Mes susigrąžiname save ir tas pirmas mėnesis toks būna stiprus shadow work ir tada mes įeiname jau į vyriškos ir moteriškos energijos balansą, tai būna tas antras mėnesis labai gražus ir apie savo būtent moteriškos energijos išskleidimą ir sužydėjimą ir įgalinimą. Ir labai labai tinka, kurios moterys yra labai tos tokios moteriškos ir floaty, nes vyriška energija yra taip pat labai svarbi, tai yra apie mūsų tą tokią tvirtybę, apie karžygės energiją, taip pat yra apie archetipus. Čia mes įgaliname visus moteriškus archetipus, pradedant laukiniais moters, mūzos, karžygės, erotinės motinos, amazonės, išmintingos moters šventikės ir taip pat karalienės. Tai būna tas mėnesis skirtas, tai yra apie vidinių ciklų pažinimą ir įgalinimą bei suvokimą, taip pat susijungimą su išoriniais ciklais ir kaip taip mus įtakoja ir kaip mes galim panaudoti taip kaip geriausius įrankius, kokius galėjo mums duoti gamta ir dieviškumas. Apie savo moteriškos galios susigrąžinimą, antrasis mėnesis, vat irgi, kur mes save išduodam, kada mes įeinam į auką, kada mes save visiškai apleidžiame, ne, tai vat išmoksime irgi, kaip susigrąžinti tą savo moterišką galią, kurią esam praradę per tiek daug metų. Ir taip pat ištirpsta, kada mes grįžtam į savo autentišką moterišką energiją, ištirpsta tas vienodumas, lyginimasis, noras lygintis, ne su kitomis, nes lyginimasis tai yra apie tai, kad mes nematom savo dovanų, matom tik kitose dovanas, ne, ir kitose, bet savo nepastebim, matom tik savo visus minusus ir negatyves dalis, ne. Tai tikrai po antro mėnesio tas grįžta vertės jausmas, suvokiam kaip save labai vertingą, tas toks moteriškas orumas grįžta, aišku, tai nėra puikybė, tai nėra arogancija, bet tas toks karališkas jausmas, karalienės archetipą, kada įgalinam, tai grįžta tas toks visiškai valdovės, bet tos tokios ne kad pakenkti ir įrodyti, ar ten kažkaip sumažinti kitus, bet ne, mes susigrąžinam tą pilną savo galią būti savimi. Ir tampame savo pačios labai unikaliai gražios ir priimtos pirmiausia savęs. Ir trečias mėnesis labai būna gražus, nes tai būna apie misiją, apie magnetizmą, apie gausą, kaip pritraukti gausą, ar tai būtų sveikata, ar tai pinigai, ar tai partneris mums tinkamas, ar tai gerovė, ar tai aplinka visai kitokia, kelionės, viskas, ko mes trokštame, ne? Ir čia labai labai taip tampriai žaidžia, nes misija ir mūsų, ir gausa jos eina kartu, nes kada mes įkūnijam savo misiją, ir tai nėra kažkokia, kad mes ten įsiaiškinam, dėl ko mes čia, bet aišku, mes įsiaiškinam, nes pirmiausia, priimam save tokios, kokios esam, ir mums pasidaro saugu ir ramu būti savo viduje ir savimi. Ir mes taip natūraliai tada pradedam pritraukti gausą, nes tada, kada mes esame autentiškai savo energiją, autentiškai savimi, mes pritraukiame garsą. Viskas gerai, kas turi atsijungti, viskas tvarkoja, galėsit išklausyti, jeigu jausit įrašą. Taip, tai jo, tai tas būna
jo trečias mėnesis ir trečias mėnesis yra dar taip pat mes turim svečią, turėsim šį kartą vyrą svečią, kuris dalinsis apie human dizainą ir palies kiekvienos moters būtent tą unikalų dizainą, apie ką jinai yra. Papasakos plačiau, tai mes irgi taip labiau save pažįstam, ar tai panaudojant astrologiją, numerologiją, human dizainą, džinkys dar yra toksai ne metodas. Mes kada vat, pažįstam astrologiškai, va, tai paimsiu vieną žodį save, mes tada jaučiame galo ramybę, su manim viskas gerai, aš esu tokia ir tada iš to gali išplaukti mūsų va, ta kelionė ir galim net pakoreguoti savo kryptį, jeigu buvo nuokrypis visai į kitą pusę. Ir turėsim svečią ir paskutinė bus šventė, kuri karūnuos mūsų 3 mėnesių susitikimą. Mes darysim Ananda Kakavos namuose Kaune, tai bus dėvių vakarėlis, visiškai toks moterų karališkas ratas. Tai va, tai ta programa yra tokia ir kas iš jūsų prisijungs iki sausio 1, tai yra nuostabi kaina, tai yra už 3 mėnesius 270 arba mokant dalimis 100 eurų. Tai aš pasidalinau, kas prisijungsiu, tai labai dėl to džiaugsiuosi, kas ne, tai irgi viskas gerai, gal kažkada ateityje, gal kažkokio kitoj programoje arba pas kažką kitą kažkokią moterį prisijungsit ir su tuo irgi yra viskas gerai. Man yra svarbiausia, kad moterys skleistųsi, kad moterys žydėtų, kad moterys taptų savimi ir be galo jautri pačiai savo ir visam pasauliui, ta gerąją prasme jautri, pajauti, gal geresnis būtų žodis. Tai iš manęs tiek, dabar pasiliksim erdvės pasidalinimam ir klausimam, tai aš sustabdysiu įrašą ir čia toks liks labai jaukus pasidalinimas kartu, tai ačiū, kurios visos buvot ir kad jungėtės ir dalyvavote, tai palinkėsiu jums labai tokių prasmingų ir tikrų ateinančių metų, būkite arčiau savęs, labiau save mylėkite tokia, kokia esate, matykite savo dovanas, matykite tai, ką davė Dievas jums geriausio ir linkiu pasitikėjimo ir begalinio orumo. Tai mano toks linkėjimas jums. Atsisveikinu ir įrašiuką sustabdau.